Kaip minėta ankstesnėje vaizdo instrukcijoje apie pastorių nuomos ir pardavimo pajamų ataskaitos stulpelio grupavimas yra aktualus tuo atveju, kai yra pajamų už paslaugas. Tuo atveju, kai paslaugos yra priskirtos tam tikrai paslaugų grupiai, pajamų ataskaitoje pajamas už šias paslaugas galima matyti stulpelėje pagal paslaugų grupę. Atidarykime pajamų ataskaitos puslapį. Pasirinkime laikotarpį, kuris apima visas testavimo metu naudotas datas. Pajamų ataskaita suformuota visiems klientams. Jei pažvelgsime į išsamią pajamų ataskaitą, matome, kad kiekvienos paslaugos sumos matomos atskiruose stulpeliuose: sunkvežimis su kranu, demontavimas, montavimas. Paspaudžiame mygtuką rodyti sugrupuotą. Matome, kad stulpelių skaičius sumažėjo, montavimas ir demontavimas vietoj 2 eilučių matomas vienoje, o sunkvežimis su kranu pavadinimas stulpelio išnyko, tačiau atsirado transportavimas. Kadangi nebuvo skirtingų sunkvežimių, tai čia vietoj vieno stulpelio ir liko vienas stulpelis. Jeigu būtų skirtingų transportavimo paslaugos, tai jos irgi susisumuotų į vieną stulpelį. Paspaudus mygtuką rodyti išsamią, skirtingų paslaugų duomenys vėl bus rodomi skirtingose stulpeliuose. Pasirinkę konkretų klientą atitinkamame programos puslapyje, taip pat galime matyti išsames ir sugrupuotas ataskaitas. Klientui pirmam nebuvo paslaugų. Klientui antram buvo suteiktos paslaugos. Ir matome vėl demontavimas, montavimas išsamioje ataskaitoje atskiruose stulpeliuose. Jeigu paspausime rodyti sugrupuotą, jos suvedamos į vieną stulpelį, o vietoj sunkvežimio su kranu atsiranda antraštės pavadinimas transportavimas. Tačiau spausdinant šią ataskaitą pasirinktam klientui, kiekvienoje sąskaitos eilutėje bus matomi tik šios ataskaitos suvestiniai duomenys, paskutiniai 3 ataskaitos stulpeliai.